Pagrindinės priežastys, kodėl paslaugų ekspertai, coacheriai neuždirba 50 tūkstančių yra šios. Dirbama pagal valandinį modelį. Ir būtent tas verslo modelis, kai aš dirbu, vadinasi trading time for money. Laiką atiduodu už pinigus. 50 eurų valanda. Faktas, kad mes pasiekėme savo talpą, finansinę ir žmonių kiekių talpą. Ir tai veda tiesiai į perdegimą. Turim mažos vertės pasiūlymą, pavyzdžiui, 1 valandos coachingo sesija kainuoja 50 eurų. Arba bet kokia kita paslauga, ar ne? Tai per mėnesį reikia maždaug apie 100 klientų per mėnesį, kad uždirbt 5000. Dirbant su tokiu maštabu, faktas, kad tai veda mus į perdegimą. Pasikliaunama rekomendacijomis, tada nebelieka laiko, noro, ūpo vesti Instagramą arba turinys vedamas chaotiškai. Ir trečias pagrindinis dalykas, kad nėra klientų pritraukimo sistemos. Kai neturite jūs klientų pritraukimo sistemos, jūs nekuriate naujų galimybių savo potencialiems klientams susipažinti su jūsų pasiūlymu. Dar kartą pakartosiu, jūs nekuriate naujų galimybių potencialiem klientams susipažinti su jūsų pasiūlymu. Ką mes darome? Mes įkeliame postą, reelsą, stories ir laukiame, kada gausiu užklausą. Ir tada rezultatas klientų tai yra, tai nėra. Gerai, kad gauname užklausas, bet ne visas mes tas užklausas mokame uždaryti. Tai kaip jas uždaryti, pasidalinsiu sekančiose slaiduose. Tai nėra vystoma komunikacija su jau įsitraukusiais į jūsų turinį sekėjais. Nėra įsitraukiama į savo potencialių klientų turinį. Tai reiškia, čia ir yra, aš nekuriu galimybės potencialiam klientui susipažinti su manimi. Nesinaudojama yra outbound strategijomis. Tai outbound yra išorinis pasiekiamumas, apie tai irgi pasidalinsiu sekančiose skaidrėse. Yra nekuriamas kontekstas apie savo pasiūlymą, nekalbama apie jį, išvis kalbama tik apie privalumus, ką jūs gausite įsigiję mano paslaugą, bet ne kokią problemą aš tau padėsiu išspręsti. Ir žinoma, pagrindinis dalykas tai yra neturi pardavimo proceso. Ir tada tampa laikui bėgant sunku auginti savo verslą ir jį plėsti. Jokio finansinio stabilumo klientų tai nėra.